Labas rytas visiems. Šiuo momentu einu į rehabilitaciją. Man bus kinezioterapija, ten mane gerai pramankštins. Šiandien yra mano mėgstamiausia savaitės diena. Penktadienis. Ir Panevėžyje visada vyksta pas mus tokie renginiai, ten susitikimą penktadienį. Ir šiandien bus toksai koncertas. Tai aš su savo draugė Ugne varysiu į tą koncertą. Bet prieš tai mes turim daug dalykų, kuriuos reikia pasidaryti. Praleiskit su manim vieną kartą. Man literaliai minutė liko iki mankštos. Laikim tiesiog laiko. Mane paliko vieną. Pažiūrėkit, kokius dalykus ant kojų. Po 2 valandų mes pagaliau išeinam iš čia. Šiandien treniruotės jau nebenoriu daryti. Dabar varau iki namų. Viskas, aš jau namučiuose. Išsikviečiau savo oduką. Šiandien depiliuosios. Visada mano oda tada būna švelni ir neišberta tais pageliais. Aišku, pirmais kartais labai skaudėjo driliuotis, dabar kažkai skausmo jokio ne. Ugnė jau irgi ruošiasi. Aš irgi po truputį ruošiuosi. Žiauriai noriu išvaryti miestą, prasidėti išsidainuoti jau. Ir kol vaškas dabar kaitinasi, reikia šitą betvarkę susitvarkyti. Ugnė jau atvarė pas mane, dabar jinai mano lipkomą užsidėjus. Tai aš irgi jau po truputį ruošiuosi, susitvarkiau kambarį, nustepliavau, nusibrausiau, apsirengiau. Dar finishing touches ir būsiu jau beveik susiruošus. Varysim į miestą. Tai aš jau viskas susirašiau. Kas yra the fucking hottest bitch ever? Mes pagaliau įsirašėm iš namų, dabar mes susipykom. Čia mano gėlytė, kurią padovanojau. Garsiau kalbėk, nesigirdi. Fun factas! Man žiauriai patinka, kai man be jokios progos padovanoja gėlytės! Nu, parodyk, ką čia išmetei, ką čia buvo išmetos ant žemės? Šiaip tu pati nepakėlė. Jo. Skanu mažiukė. Jau ruošiasi jie koncertuot. Mes ant pufikų išsitaisėm. Juditai, organizatoriais susitikime penktadienį, kad mus priėmė ir leido mums koncertuoti. Paplokime jai. Mes leisim po koncerto ir nežinom, ką veikti. Aš tu ką tik daviau pasiūlymą. Tai gerai, nu, pasidalink su visais. Žodžiu, aš įsiūlau nuvaryti kažką į kokią kafeinę, o gal į kavalierių. Ne, kavalieris tik 8 dirba. Į kafeinę. Pasimt kažką atsigerti ir tiesiog kaip mergaitiškai pašnekėti. Tingiu aš plepėt. Tingiu aš tą burną aušint. Ko nori? Noriu burgerio, noriu kebabą, noriu priburį. Nusprendėm varyti pas mano tėtį. Dar nežinau, ką veiksim, bet svarbiausia, dabar važiuosim sneksų nusipirkt į Maximo. Nes mes išbadėjusiu žiauriai. Bandėlių prisipirksim. Untekinam. Mano favorite bandelė. First. Second. Ir bus karamelė. Žinau, ką pagalvojau, kad man reikia berną, kuris vairuotų, nes man išnyso būt prie vairo. Jeigu toks atsiras, jie nesilaikysi teisę. Jeigu kas, jos numeris yra 370 660 36. Mano numeris 7992. Iešam gražių, pratingų, vairuojančių, susisportuojančių. Būtinai. Rašykit. Iki. Aš toliau tęsiu savo kelionę su šito bolidu. Brolis paskolino, tai dabar tęsim kelionę. Iki!
Nu, wow, mylim Panevėžį. Vos užtempiau aš tą 5-tonį bolydą. Mano social battery out. What is up, you guys? Mes šiandien važiuosim į Anykščius su pusbroliukais. Žiūri, laukiu, aplankysim nemažai dalykų vietų. Važiuosim į Arklio muziejų, ten pajudinėsim su arkliukais. Varysim į Tarzaną. Aš tarsi paskutinį kartą buvau gal prieš kokius 10 metų ir man taip patiko ir dabar vėl. Varysim žiūri fainai. Turėtume varyti iki gal punktų Akmens. Tai bet tokia faina dienelė nusimato, labai laukiu, tai važiuojam. Pasiėmiau mašinytę, dabar važiuojam. Outfit change. Prisipyliau kūro, važiuoju pasiimti pusbroliukų. Šiandien 7 gramai. Eik, tu fucking Pamiršau dokumentą, tai vat einu iki mašinos pasiimsiu. Aš kadangi esu pati geriausia pusėserė, tai nupirksiu energetinius vaikam. Noriu. Aš vis tiek įdėsiu, kaip tu esi. Labai normaliai. Žodžiu, mes esu pusbrolis Panevėžy. Mes esu pusbrolis Anykščiuose. Jie truputį yra camera shy. Mane žvengia dėl tavo video. Žodžiu. O jie bijo pasirodyti, bet nieko tokio aš nesvėliau nufilmuosiu. Labai bijo prieš jūs pasirodyti dėl to, kad bijo, kad stikerius šios padarysiu. Žiūrėkit, ateities klasiokai, kurie žiūrėsit šitą video. Aš to, kad jos prifilmuosiu, kad... In 500 meters, stay to the left. Mes jau atvažiavom į Arklio muziejų. Pala, dabar truputį nežinom, kur eit. Va, čia mano pusbroliukas. Labai kietai atrodo. Tik kad ten kavinė. Žinokit, mes ne ten einam. Žodžiu, radom. Į Arklio muziejų nevarysim, nes truputį nepasiturim ant tiek. Žiūrėkit. Mes važiuosim su šitu arkliu. Bet mano pusėserė, jinai bijo arklių. Nu, baig, rimtai. Prašau. O, kaip smirda. I'm ready. Baisu. Biškai maromusis prisivėlė. Ten nesunku. Ne, taigi mes nestori. Apsimesiu, kad neopu. Labai traška. Spėkit, kam 19. Kažkaip greičiau šį kartą, ne? Nu, kodė? Aš tau atzoominsiu, prizoominsiu, wow. O, tu geresnė. Nu, kodė? Bliama, man tik galva apsisuko. Aš be rankų. Šiandien iš Arklio muziejaus, va, pasivažinėjom, pasikarstėm ir dabar atėjom į Jono Biliūno tėviškę. Nepavyko mum į Jono Biliūno tėviškę nueit, nes grynais atsiskaityti reikia. Kaip pasitquestinam, mašiną paliekam va čia, nežinau kur einam, kažkur čia einam. Rimtai? Kas tu? Aš va tokį va reikelsiu, to prisiekiu. Ne, aš tau pasakiau. Dar kas pagaunu. Čia ne rūpužė, čia ne... Ne, mažutė. Palauk, nebėk, mažutė. Jei žopa mano. Dar vienas objektas aplankytas. Liepa labai didelė. Mano naujas augintinis Džeris, susipažinkit. Būdos pakrytė. Miega. Noros Džeris miega. Kaip jam fainai. Liko. Šeima. Ne. Nebūtų daryti langą. Ne, langą Melita. Melita. Ne. Pažiūrėkit, kur atvarė. Pirmą trasę per upę. Eik tu mas. Eik tu, aš tu iškrisiu. Kaip eik tu. Kas gali. Surasim kelią. O tėvas kitą pusę. Formulė 1 atvažiuoja. Opa. Pirmą trasą įveikta. Kokia savijauta?
Ne, jokas, sakai, žinokit, bet išdirbau aš ant tos trasos. Mačiau, va, išsiskėčiau, tiesiog nugriuvau. Nu ką, Tarzanas? Tarzanas. Be žodžių. Norėtum į cirką? Rytas. Mes esame antroje trasoje. Aš nežinau, kodėl man tokias baisios trasos papuola. Bet čia yra šakės. Prašau. Reikia, man rodos, takvės gelbėtoje. Nieko čia nebus. Ta prasme, Hebra, tiesiog drebu, nes aš ką tik užstrigau ant trasos ir ta prasme, rankos raudonas, jėgų nebėra. Šakės galvoju, kad numirsiu, ne čia, bet ant tų padangų, kur mano pusbrolis dabar pastrykęs. Dabar turausiu. Enemy. Mano fucking enemy. Žiauriai enemy. Working, man. Tai mano telefone daugiau nebebuvo vietos. Ir apskritai jame nėra vietos, tai labai mažai galėjau pafilmuoti. Tai po Tarzankės važiavom namo, prisipūtėm padangą. Sekmadienį labai lyja lietus, tai tiesiog pavažinėjau su redučiais. Ir visą dieną prabuvau namie. Žinot, kartais reikia tokių dienų tiesiog nieko neveikti. Tai atrodė mano dar vienas savaitgalis. Žinokit, galimai vyks tokie greitai, nenoriu spoilint, bet pamatysit. Jeigu peržiūrėt šitą video iki galo, būtinai pakomentuokit batono širdelę, parašykit po mielą komentarą, subscribinkit, palaikinkit. Ačiū labai visiems ir iki kito karto.